aš bijau, kad tą berniuką gali atpažinti. Yra tokia Rimantė ir šiandien viena pati sėdi prie knygų, žinau, per Valentino dieną. Yra vienas draugas Liudas, su juo kažkada... Čia tas, kur pastalų lenda gal, kai groja. Kažkada gyveno tam pačiam Klaipėdos jūrininkų bendrabutį ir be galo jautė didelę aistrą vienas kitam. Aha. Jis buvo išvažiavęs su Erasmus 3 mėnesiams, dabar grįžo. Bet vis tiek dar jie nesusitiko. Galite apsimesti juo. Liudo, ne? Jo, bet va, čia yra didžiausia bėda, nes jeigu jie prieš tai bendravo, tai žinai, tipo, labas, aš Liudas. Aha, aš bliūdas tada. Virbliūdas. Aš virbliūdas. Bet gal, žinai, gal nebendravo, gal tiesiog mirksėdavo viens kitam. Balsas galima, operacija balsas. Jūrio pėstininkų ten. Tai pabandom. Klausau. Labas, Rimantė. Labas. Kaip tu, net nežinau, nuo ko pradėti. Tiesiog. O kas čia skambina? Liudas. Labas. Gerai. Kaip tau? Nieko, grįžau. Aišku, kada grįžai? Prieš porą dienų. Tavo balsas koks pasikeitęs? Matai. Tai gerai. Tavo irgi. Jo, keista. Nu, tai senai mačiau tave. Daug apkeliavau, žinai, daug ką mačiau ir kažkaip kitaip net pradėjau žiūrėti pasaulį, net kalbėti kitaip pradėjau. Nu, aš pastebėjau. Dabar jaučiu kažkaip kitoks balsas. Tai kaip tu? Nu, gerai. Mokaus. Žinai, aš galvojau tau skambint, bet nutariau paskambint ir noriu pasakyti, kad nors ir aš buvau išvažiavęs, bet vis tiek aš apie tave galvojau. Aišku. Nu, aš apie tai irgi pagalvodavau. Bet rečiau. Nu, aš nežinau, kiek tu dažnai galvoji. Nežinau, aš tai galvojau. Į dieną bent po kartą tikrai. Tiek tu žinai, kodėl čia taip? Nežinau. Gal žinai dėl to, kad ten tiesiog tarp bachuriukų buvom visi. Žinai, aš išvažiavau šiandien į Šilutę, bet kitą savaitę galėtume susitikti ir pakalbėti. Aš bijau tave pamatyti. Kodėl? Aš žinau, kad tu turi vaikiną dabar. Tai mes sutinkam ne kaip pora, o kaip draugai tiesiog ir viskas. Nu gal. Tai žiūrėk, tada dabar aš nebegaliu kalbėti. Tai susirašykim tada kitą, ne? Savaitę. Aš sekmadienį grįšiu į Klaipėdą vakarę, nežinau, arba tu man pirmadienį paskambink. Nežinau. Kodėl nežinai? Nu, aš sakau, jeigu pamatysiu tave, ta prasme, bendrauti man viskas, aš labai noriu tave pamatyti ir bendrauti, bet bijau, kad nesusilaikysiu. Na gerai, tada žiūrėk. Kad nesukiltų man, žinai, vėl, nes... Nu, žodžiu... Gerai, tada iki... Palauk, truputėlį dar luktelk. Aš nebegaliu kalbėti dabar. Tavo vaikinas, ar ne šalia? Nu, žodžiu, nu tai Susirašysiu, gerai? Na, te. Galėjom prisipažinti, kad jis tipo, bet... Jo, bet... Tegu skaitis. Bet aš nebaigiau galo skaityti. Tipo, dabar jis grįžo ir nesusitiko. Galite apsimesti tuo bachuriuku. Dabar Rimantė turi draugą daug vyresnį už save. Rimantė graži, liekna, ilgais rudais plaukais. Ir noriu, kad praskraidarintumėt nuotaiką jai. Klaipėdos universitete laivų techniką studijuoja. Linkėjimų nuo Gretos. Greta, linkėjimus perduosi pati. Kaip nors, paskambink, pasakyk, nes nespėjom iš tikrųjų tai padaryti. Manau, kad tas vaikinas jos tikrai buvo šalia ir, žinai, nu gerai, viskas, tikrai nebegaliu kalbėti, davai. O kažkada ta aistra degė. Taip, žinai. O dabar atsirado vyresnis, nupirko Audi A3, 4 durų. Bet matai, dar nepamiršo, dar pagalvoja. Aš manau, jeigu jie susitiktų... Manau, jeigu jo nebūtų šalia to vyresnio, tai būtų pagalvojus ir dažniau. Būtų bent jau pasakys per telefoną. Tai. Jo. Tada mes pakišo koją rūpužę. Nu, matai, per valandingę paskambinom, tai... bet gal perskambinamės jiem, nes aš kažkaip blogai jaučiuosi, žinau, dėl jų. Kodėl? Todėl, kad ką žinau, užkabintas akis kažkam arba išdraskytas kažkas gali būti. Nu,
Gretūks užregistravo. Tai tegu prisėmė atsakomybę, ne? Moves like Jagger. Come on. Yeah. Yeah.